apie Norvegijos vaiko gerovės tarnybą Barnevernet. Barnevernet has not taken care of very many children. The number of children in foster care in Norway is below the average among European countries and below the number in Lithuania. Norvegijos Barnevernet nėra perėmę labai daug vaikų ir tiesą sakant, globojamų vaikų skaičius Norvegijoje yra žemesnis nei vidurkis Europos šalyse ir žymiai žemesnis negu jis yra Lietuvoje. O koks jis yra? Kiek vaikų yra vienetais? The Barnevernet is responsible for assisting families, parents in rearing and bringing up children. That is assisting mostly in practical matters. But if care orders are made, then it is always tragic, and I understand that very well. Barnevernet užduotis yra padėti šeimoms ir tai yra dažniausiai praktinė pagalba. Ir jeigu priimamas sprendimas perimti vaiko globą, tai žinoma yra tragiška situacija šeimai, bet tai yra paskutinis This is are in foster care than our Norwegian children. Ši statistika, kuria yra kaupiama, matote, ji buvo nekaupiama pagal tuo pagrindu, kokio tautybė yra vaikų. Ir paskutinė statistika yra būtent iš 2012 metų, kuomet tai buvo 11 vaikų. Tačiau tai parodo, kad iš tiesų lietuvių šeimos susiduria su tuo dar netgi rečiau negu norvegų šeimos. Kodėl Lietuvos piliečiai yra Norvegijos paimami ir negrąžinami izoliuojami nuo savo Taip pat yra labai mažai šeimų, kurios sutinka būti globėjais. Kodėl yra vaikams padedama izoliuojami nuo savo šeimos? Atsakykite, prašau, į klausimą. Kokia tai yra pagalba vaikui, kai jis negali bendrauti su savo broliais ir seserimis? Ir kaip gyvena broliai ir seserys, ir jie žino, kad jie gali būti paimti? Bet kada gali būti paimti? Jeigu jūs galėtumėte palaukti sekundę, tai paskui atsakysi klausimus, kuomet padarys pranešimą. Atsiprašau, tik sutarėme, kad ambasadorius atsakys į klausimus. Atsiprašau, klausykit, dabar žmonės, klausykit, ambasadorius pasisako, po to atsakys į klausimus. Okay, so Barnevernet does not have a long line of people waiting to become foster parents. There are not enough families in Norway to become foster parents. Financial support for such families is approximately 1,500 euros per month. The average monthly salary in Norway is approximately 4,600 euros. So, taking into account that there are usually 2 salaries per family, that means that taking a foster child does not bring in a lot of extra money. Norvegijoje globėjai per mėnesį gauna už savo išlaidas apie 1500 eurų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Norvegijoje vidutinė alga yra apie 4600 eurų, tai parodo, kad tai nėra kažkokių finansinių iniciatyvų, kad uždirbtų pinigų iš tos globos. A lot of disinformation has been extra money does not come automatically. Taip pat daug dezinformacijos buvo pateikta apie finansavimą Barnevernet, kuria yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų. Tačiau savivaldybės taip pat turi padengti išlaidas transportui, infrastruktūrai, švietimui ir panašiai. Todėl, jeigu išleidžiama daugiau pinigų Barnevernet, tuomet... Barnevernet does not need children from foreign families for demographic. Taip pat Barnevernet nėra poreikio vaikų dėl demografinių priežasčių, kadangi Norvegijoje gimstamumas yra vienas didžiausių Europoje, o taip pat yra didžiulė imigracija iš Europos, Azijos ir Afrikos šalių. Ir todėl Norvegijos populiacija kiekvienais metais didėja ir mūsų didėja. Taip pat Barnevernet nėra poreikių vaikų dėl kraujomaišos ar kažkokių labai dažno Dauno sindromo atvejų. Šie kaltinimai buvo apkartojami daug kartų, tačiau niekada nebuvo paremti jokiais faktais. Šie pavyzdžiai, kurie jums pateikiau, man parodo, kad tai yra
pavyzdžiai klasikinės dezinformacijos kampanijos. What is important now is to preserve the good relations between Lithuania and Norway and between Lithuanians and Norwegians. And I think it is a fact that most Lithuanians who live in Norway adapt very well to life in Norway, and they are very welcome in Norway. They contribute very substantially to Norwegian society. Dabar svarbiausia laikyti gerus Norvegijos ir Lietuvos santykius ir taip pat didžioji dalis lietuvių, kurie gyvena Norvegijoje, jie įneša didelį įnašą į Norvegijos visuomenę. But it is important that Lithuanians will be undertaken. Tačiau labai svarbu, kad lietuviai prieš kraustydamiesi gyventi į Norvegiją yra pakankamai susipažinę su taisyklėmis ir papročiais vaikų auginimo. Ir mes šiuo atveju stengiamės labai ir bendradarbiavame su Lietuvos institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis ir šių pastangų bus dedama dar daugiau. Ar galima dabar užduoti klausimą? Galite paprašyti informacijos, aš tikrai suprantame ir žinome skaityti. Norim užduoti klausimus. Pirmas klausimas svarbus. Jungtinių tautų vaiko teisų konvencija. Apie vaikų teisės mes turėjome. Nesvarbiausia Norvegija ir santykiai su vaikais. Business, in culture, in energy and in protection of Lithuanian airspace. Mes norėtume, kad jūs atsakytumėte. Mes norėtume pabaigti, jeigu galima. Bet kad mums neįdomu tai, ką jūs kalbate. Mitingas įsitiko kitų klausimų. Labai konkrečius klausimus. Jūsų politinės kalbos šiuo atveju nėra aktualus. Svarbiausia, kas jiems vyksta. Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijos 8 ir 9 straipsniai. Kodėl jie yra taip dažnai pažeidžiami? Norway is fully in accordance with the commitments of the United Nations Child Rights Convention, and Article 20 in that convention says that the children living in a country are the responsibility of that country. Norvegija pilnai gyvenina savo įsipareigojimus pagal Jungtinių tautų vaiko teisų konvenciją ir 20 konvencijos straipsnis taip pat nurodo, kad už vaikus yra atsakinga ta šalis, kurioje jie gyvena. Teisingai, reiškia, jūs dirbate, kad vaikui būtų geriau. Kodėl vaikas yra izoliuojamas nuo savo brolių, seserų, senelių, nuo gimtos pačiūčių, nuo gimtos kalbos ir savo šeimos. Tėvus nebeturi teisės bendrauti. Jie net neturi teisės žinoti, iš kur jie yra kilę ir kas vyksta, kaip broliam ir seserim likti. The barnevernet is to find foster parents who can give the children an upbringing in line with their cultural background. So that is the aim, but it is difficult. Barnevernas stengiasi surasti būtent globėjus, kurie būtų to patie kultūrinė. Ne. Tai yra labai sudėtinga. Yra seneliai, tėvai, broliai, kodėl negali. Tai yra ideali terpė. Kraujo šaknys. Kurie labai norėtų, bet jūs neleidžiate susisiekti, o jie kaip tik labai norėtų tą padaryti. Mes norėtume į šitą klausimą, kad atsakytumėte, nes tai yra geriausia vaiko interesas likti savo šeimoje. Kaip šeimoje gyventi broliam ir seserim, išverskite, prašau, kurių broliai ir seserį paėmė. Jie lieka šeimoje, baimėje, kad juos bet kada gali paimti ir atiduoti svetimiems žmonėms. The main principle, according to the UN Convention and to Norwegian child rights legislation, is that the right to the best interest of the child is the basis. Jūs pažeidžiate interesą vaikų, brolių ir seserių, kurie lieka. Pagrindinis principas, kuris yra taikymas, yra vaiko geriausias interesas ir tai yra stengiamas. Ir geriausias interesas yra riboti. Ir geriausias yra. Jeigu jūs sakėte, kad pagal taisyklės Norvegijos, tai jeigu mūsų šeima, kuri gyvena Norvegijoje, kažko tai pažeidė tas taisyklės, tai nepaprasčiau būtų pranešti
mūsų ambasadai ir atimti iš jų teisę gyventi ir gražinti į Lietuvą. Kurie nemoka prisitaikyti prie valstybės taisyklių. Ir gražinti į Lietuvą, ir tegul Lietuva pati su savo piliečiais tvarkysis. Well, it's always, as I said, I mean, the children who live in Norway are the responsibilities of Norwegian authorities. They cannot be expelled. I mean, it is. Tai aiškiai, mes turim įrašą, kaip Ana Varnai pasakė, kad jie nepasikeitė. Kaip jau minėjau, vaikai, kurie gyvena Norvegijoje, yra Norvegijos atsakomybė pagal Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją ir tai nėra tokios galimybės, kad juos paprasčiausiai išmesti. Paklauskite, Gražinti tėvynę. Kaip tai išmesti? Tai yra geriausias vaiko interesas. Ačiū labai uždėmesi. Klausimas, ar ambasadorius žino, kad šią kodėl. Gėda. Čia jau tai. Vieno interesų tarpynai. Nebūtų Lietuva. Na, tiesiog bijoma, ko gero, apskritai komentuoti mūsų manimų, nes tikrai yra galbūt patiems gėda, nes matėm, kad ambasadoriaus rankos drebėjo. Tai ko gero jisai galbūt nenori daugiau kalbėti, negu leidžia pačios Norvegijos, sakykime, valdžios institucijos. Na, tiesiog labai gaila, bet mes nieko neišgirdom tą, ką norėjom. Net klausimų mums neleido užduoti. Ta prasme, nieko iš to, ko domėjotės, neišgirdote jokių atsakymų. Ne, tai jie teigia, kad nepažeidžia Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos, bet tos bylos, jos visos byloja, sakykime, kad pažeidžiamas konkrečiai tiek 8, tiek 9 straipsniai. Tai, na, apie Hagos konvenciją norėjom paklausti, kadagi pagaliau jinai bus ratifikuota, bet, na, matot, neleidžia nieko. Prisistatykite, prašom. Kristina Paulikė, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė. Ačiū. Su manim aš 2 metus prašau tos mokytojos lietuvių kalbos asistentų. Po šiai dienai dar nėra, o jau 4 mėnesiai neleidžia su manim pasimatyti. Net paskambinti neleidžia. Ką aš nekėčiau, yra tiesiog pažeidžiamos ne tik tai mano, bet svarbiausia, kad Gabrieliaus yra teisės pažeidžiamos. Mes vienas kitam prižadėjom vieną dalyką, kad, sako, mama, tu visada turi mane, sako, aš visada tave palaikysiu. Ir jisai tą atsimena, aš žinau ir tikiuosi, kad jisai stiprus vaikutis, visada toks buvo ir užsispyręs ir toks ir liks. Ir aš tikiu, kad dar yra galimybė mums jį sugrąžinti. Ir tikrai sugrąžinsim, aš nesiruošiu nuleisti rankų. Čia bus einama iki galo ir niekaip kitaip.